Vienas geidžiamiausių šio mėnesio kaitiklių, kągi su mumis šiandien Belus. Make the ground shake. Tiesą pasakius, dėl būtent šito gražuolio man atėjo labai daug klausimų ir taip pat jis yra vienas geidžiamiausių šį mėnesį kaitiklių, kaip ir minėjau, daug labai kas jo nori, labai daug kas klausia, kur galima įsigyti. Tad nusprendžiau padaryti jums šiokią tokią nuomonę apie jį ir padėti jums apsispręsti arba pirkti jį, arba pirkti kažką kito. Bet mano manymu jis yra vienas iš tų tokių topinių kaitiklių, kuris dabar egzistuoja būtent šiuo metu. O kągi dabar, tada gal daug nedelskime, iš karto eikime į klausavą, pažiūrėkime, kas komplektacija, kas iš ko susiję. Varom į apačią. Kaip matote, ant stalo guli labai tipinė dėžutė, būtent UD kompanijai, labai daug kokių produktų gamina būtent su šitokia dėžutė, pavyzdžiui, tokių kaip Zepyrus. Tai kad galima nelabai atskirti, pavyzdžiui, jeigu kažką perkat, kažką pažiūrėti, kokios guli čia kaitiklis, nes gali būti, kad perkat Belus, iš tiesų jums duos kokį Zepyrą, tai kad čia ramiau. Gerai, iš vienos pusės matome Belus pavadinimą, toliau visokiausios škodai, toliau vėl Belus, barkodas ir štai mūsų galas. Kokia komplektacija, kaip firint, kokios detalės ir taip toliau. Tai gal iš karto darykime mūsų dėžutę. Štai taip dėžė atsidaro iš viršaus ir iš karto komplektacijoje mes matom mūsų patį Belus skaitiklį, papildomą stikliuką, to japoniška vata, mūsų viršutinio kepo papildomą gumytę, mūsų juodos tarpinės, taip pat štai čia yra perėjimas ant vieno koilo, toks pat kaip pamenu Goblin Mini, ir čia dar matome mūsų du koilus apačioj ir papildomi varžtukai. Kaip matėte, mūsų dėžutė liko tuščia, iš karto tada apžiūrėkime šių dalių jis susiję ir ką jis pats sugeba. Nepatingėjau suskaičiuoti ir čia yra netgi 32 skylutės mūsų oro padavimui. Taip pat čia yra top feelingas, apie kurį mes pakalbėsime biškį vėliau. Tik tada štai taip. Ir labai panašus, pavyzdžiui, kaip man į Mutation RDA padavimą. Štai reguliuojamas pinas iš apačios. Drip tipas 22 mm. Įstrižai pamatavus. Štai taip sukeliojasi. Taip pat mes matome čia tokį kaip taškiuką. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu šitas taškiukas bus lygus su šito ratuku, reiškia mūsų airflow'as pilnai atidarytas. Kągi maždaug štai taip jis atrodo. Dabar pažiūrėkime į patį jo širdį, ką jis turi viduj. Čia yra kaitiklis, kuris nereikalauja, pavyzdžiui, coilheadų, netgi tokio dalyko kaip coilheadą jam nėra, nes tai yra tik tais RTA, galima įmontuoti tik savo padarytus coilus. Tai kad norint nupirkti būtent tokį kaitiklį, jums reikia mokėti bent jau kažką elementaraus susukti. Arba jeigu nieko nemokat, kaip ir minėjau, komplektacija yra štai tokie pagaminti iš kart koilai, kurie guli čia ir viskas. Bet jie ne patys geriausi, galėčiau pasakyti. Jei norite, pavyzdžiui, kaitiklio būtent ant skonio arba kaitiklio ant garų kiekį, jums reikėtų mokėti padaryti kažką savo. Gerai, štai dabar norint išardyti mūsų patį vidų, ten, kur yra mūsų postai, į kuriuos mes sukešame mūsų koilus, reikia padaryti štai taip, atsukti šitą apatinį ringą, galime pavadinti, ir apversti kaitiklį, ten mes čia dar yra kažkiek skysčio. Apvertame kaitiklį ir tiesiog ant savęs biškį patraukime. Ir štai mes matome patį vidų. Maždaug taip tada mūsų dekas, kaip matome, čia yra du postai, kurias man galima sukišti koilus, jie yra labai tokie dideli, tad galima netgi paeksploatuoti, sukišti kažką tokio krūtesnė negu paprastai mūsų, pavyzdžiui, koilai. Galima ir netgi kokius klaptonus, manau, jeigu pasistengus labai, arba tvistedus, tad čia gali viskas ramiai jums tilpti. Štai duoda štai tokie dideli Jewish channeliai, kaip matome. Nebijokit, ant jo aš irgi padarysiu how to build and how to wig, kadangi sudėtingų čia yra tikrai labai sunku.
jau kiek aš kartų praktikavausi, pagaliau man tai pavyksta, kad mūsų skaitiklis nelykintų, kadangi kada įpilame, dažnai labai būna, kad pro airflow išbėga mūsų skystis. Išmokau techniką, kad tokio nebūtų, tai dažniausiai tokių technikų yra labai daug YouTube'ai, bet padarysiu ir aš jums, kaip matome, štai taip jis užsisukinėja, labai gaila, kad komplektacijai nėra jokio atsuktuvėlio, tenka naudoti savo. Štai kažkas tokio. Gerai, toliau, kai mes nuėmėm mūsų kaitiklį patį, galima dabar nuimti tą patį airflow'ą. Kaip ir minėjau, jis susideda iš 32 skylučių, labai panašus į mutationo ir davoro padavimą, kaip matome, čia rašosi belus, šitos pusės ratukas, jau minėjau, kam jis yra skirtas, kad jeigu mūsų šitas ratukas sutanka su mūsų pačio kaitiklio taškiuku, reiškia mūsų oro padavimas pilnai atsuktas. Gerai, toliau gal išardykime jį. Toliau atsakam mūsų atomizerio namą. Sakau, tai ne pats, kas sugalvojau, bet skaitau, kad būtent parašyta yra ant mūsų dėžutės, tai prasme, kad būtent štai čia iš apačios atsideda mūsų pats koilas ir pro čia viskas veikia. Ir atsukam jį, štai dar viena trečia dalis. Toliau pas mus eina mūsų pats stikliukas, kad jeigu sudūžtų, nebijokit, komplektacija yra dar vienas, kaip ir rodžiau, bet siūlyčiau nusipirkti kokius anti-slip ringų, kad jeigu kaitiklis krenta, tiesiog pakyla atgal, kad ten yra gumytė, štai būtent taip jį atrodo. Taip jį galima nupirkti po eurą, kiek aš žinau. Ok, ir štai mes matome, kas čia liko. Kaip matome, čia yra dvi skylutės apačioj, jos yra reikalingos skysčio įpilimui. Štai taip čia maždaug viskas atrodo. Įpilame, kaip matome, pro šitas dvi skylutės labai gerai, kadangi įpilant nesusikopia jokio oro, pro vieną pilame, kitai išeina oras, tai pavyzdžiui, jūsų skystis ant viršaus neišbėga. Kas labai gerai, kad jie padarė būtent tokią gumytę, kadangi, kaip pamenat, jeigu kažkas turėjo, arba žiūrėt mano apžvalgą, ant Zefyro reikia visą laiką užkimšti oro padavimą specialią gumytę, kurią galima daug kartų pamesti, nesurasti ir viskas liksite be normalaus skaitiklio. Tai yra toks dalykas, kadangi mes įpilame, nieko daugiau nereikia daryti, tiesiog uždarome mūsų viršutinį šitą kepą ir viskas normaliai toliau galinam. Tad jokio galvos skausmo jums neiškyla. Maždaug iš tokių dalių mūsų skaitiklė susideda, dabar norint jį surinkti atgal, paimam mūsų šitą top kepą, įdedame mūsų patį stiklą, toliau eina štai šitas namas, kaip rašo ant mūsų pačios dėžutės, toliau eina mūsų airflow'as, toliau eina mūsų pats dekas. Norint įdėti mūsų patį deką į čia, kaip matome, čia yra didikas sienelės, iš vienos pusės štai čia ir dar iš vienos pusės štai čia. Jos turi tilpti į šitus, galima sakyti, išardytus šonus. Tai paimam taip ir tiesiog sukišam. Viskas. Dabar pas mus viskas vietoj. Po to galiausiai užskame štai šitą dalį. Ir mūsų skaitiklis yra paruoštas naudojimui. Surinkus visą skaitiklį čia telpa netgi iki 5 ml džiuisą, bet žinokit, man tai užtenka jo maždaug pusei dienos, kažkas tokio, kadangi garinu ant koilų, kurie labiau yra skirti garų padavimui, net ne kaip skoniui, tad man jau užtenka nelabai daug. Bet 5 ml pagalvojus yra tikrai nemažai garinantiems, pavyzdžiui, kurie bando pasiekti kažkokį tai geresnį skonį. Šiaip kaitiklis yra tikrai labai geras, man jis patinka, ir flow'as irgi yra tikrai didelis. Nežinau, kas ten, pavyzdžiui, sako, kad Zefyr yra didesnis, man tai čia yra didesnis iš tiesų, bet čia kiekvieno nuomonė, tai kad nesmerkit stipriai, kas maždaug taip savo iš visų šonų. Gerai, toliau belieka padaryti man tik tais video apie buildą, apie vikingą. O manau, ant šito mes ir baigsime. Pasakiau viską įdomiausia apie šį kaitiklį,
o visą jo istoriją nenešiu jums pasakot, kadangi tai yra niekam neįdomu. Maždaug taip. Kągi, manau, padėjo biškį daugiau sužinoti apie šį kaitiklį. Jis turi kaip minusų, taip ir pliusų. Minusai yra tie, kad jeigu blogai suvykinat, netgi jūsų premium skystis arba paprastas skystis gali tiesiog išbėgti, tad reikia prieš tai uždaryti mūsų šitą oro padavimą, kas yra nelabai patogu. Plius yra tie, kad feelingas tikrai yra labai geras, kadangi nėra ten jokių gumyčių specialių, kurias reikia dėti šoną prieš tai, kaip užpildyti. Tiesiog atsuka mūsų viršutinį kepą, įpilam skystį ir užsukam jį atgal. Oro padavimas man iš tiesų labai patinka, jis nėra mažesnis negu ant Zephyro, tad kaitiklį iš tiesų galima pabandyti ir verta netgi pabandyti. Manau, pliusai pas jūs susidaro savaime, kaip jūs įgairinat, tad nieko pasakyti jums iš anksto negaliu. Tad, norint kažką daugiau apie jį sužinoti, turite tiesiog patys jį pabandyti ir viskas bus aišku. Aš tiesiog padėjau jums sužinoti porą specifikacijų, kaip jis atrodo iš vidaus ir spręsti jums pirkti jį arba ne, o tai jau tikrai tik jūsų pasirinkimas. Tad vapingas yra kaip vitaminą, nereikia per daug, bet tai bent jau sveika. Vėlgi, ačiū, kad žiūrėjote video, ačiū, kad subscribinat, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad rašot man į PM dėl visokiausių modų paskolinimo, jau sulaukiau porą pasiūlymų ir tikrai iš jų pasinaudosiu. Kągi, sudie broliai.